Literatūros šaltinių teigimu, bulvės į Lietuvą atkeliavo apie 17 amžių iš vokiečių. Jos buvo pardavinėjamos turguje. Pradžioje nedrąsiai, kaip ir kiekviena naujovė lietuviuose, buvo perkamos paragavimui. Vėliau pamatę jų naudą, ėmė pirkti dvarai, o vėliau ir atskiri žmoneliai įjunko į bulvių sodinimą ir valgymą. Nukasos bulvės rudenį iš laukų maišuose būdavo vežamos į sodybą ir kratomos kamarose ant grindų apie 1,5 pėdos storio sluoksnių. Ten jos porą savaičių apdžiūdavo ir per tą laiką prie jų prilipusios žemės nutrupėdavo. Po to jos būdavo atrenkamos, jau sausos ir švarios ir suberiamos į rūsius. Atrenkant bulvės buvo skirstomos pagal jų dydį į 3 rūšis. Pačios mažiausios pašarinės būdavo skiriamos gyvulių jovalams, vidutinio stambumo vis dar per mažos skutimui košiai, o pačias didžiausias palikdavo valgyti skustas ar neskustas. Bulvių gaminimas prasidėdavo iš vakaro. Prieš einant gulti prikratydavo viedrą bulvių ir apipildavo vandenį, kad per naktį visi nešvarumai atmirktų. Sekantį rytą išimdavo jas iš vandens, kitų švarių vandenį apipildavo ir plaudavo. Plaunant kelis kartus keičiamas vanduo. Gaspadinė iš vakaro susilupa bulves, tarkuoja aišku ryte, prieš pat kepimą. Nusunkiam. Suplieskit man dabar tą paskutinę. Duokit. Va, šono. Klausiu, va. Košė. Va, košė sutrinta, dedam į šitą tarkį. Dedam druskos. Aš per kelis kartus eidavau kartais pagalvos. Dedam smetonos rūgščios. Dedam kažkur apie 200 gramų. Supilsim krakmolą. Čia tokiu geras receptas, nes kaip cepelinams, tai be vyriškos rankos, tai neišsunksiu, čia tai savo varvinai biškai pasunkė, nes malonumas. O mes dar integruojam cibulį. Tai va. Galima ir be cibulį, bet va mūsų receptas pagal mano mamos, pagal mano močiutės. Viskas. Tarkės paruoštos, ar ir tirštesnės būtų. Bet va, laikosi tikrai. Turi tarkiai būtų tokie, kad va, rankos paimi ir jisai laikosi. Reiškia, ir ant kopūsto laikysis. Nuo senų laikų daržo pasididžiavimas buvo kopūstas. Bandai kepti kopūstų lapai buvo laužomi dar prie žolinės,
kol kirminai neužpuolė, o kad kopūstų kirminai neužpultų, baidydavo juos pelenais. Nuskintus kopūstų lapus nuplaudavo, lapo kotelėje vinimi prabesdavo skylutes ir suverdavo ant virvės, džiuvindavo pavėsyje. Vasarą kopūstų lapai išdžiūdavo per savaitę. Žinomas ir kitas kopūstų lapų džiovinimo būdas. Kopūstlapis suklodavo namo pastogėje ant spalių. Va, dabar lapai, kopūstų lapai. Pas mus dabar čia, gal jau biskį nelabai jie gražūs, pernai labai buvo tie kopūstai labai skylėti. Tai mes dzūkiškai darom, pakombinuojam ir užlopinam juos. Bet lapus irgi reikia paruošti. O dabar jie paruošti, mes užpylėm verdančių vandeniu, karštų vandeniu, va jos dabar. Jie būna labai trapūs ir lūžinėja. Bet aš atsiprašau, jie pernykščiai? Jie pernykščiai, šių metų neturi. Tai va dabar, taip kaip ir paruošta mūsų ta masė. Tokias padėnės viešpat kepimą. Tai atsikėlus užkuria pečių, kuris pagrindinis instrumentas, pagrindinė styga graina, kaip pasakyti. Kad būtų švarus, žarstom žairės, mes čia paliekam pečiui žairių. Va. Ir dabar jėmam, va, turim dar vienų įrankį, skojinį šluotą. O skojinė šluota, tai pušinė šluota. Va. Mes mirkom in vandenį, prasagonę vandeniu. Va, matot, ir dabar iššluosim padų, pečio padų. O, čia kaip. Ir mes iššluosim pečiaus padų. Jei bus banda kiek ant dugno, tai nieko. Paskui nešluotų, iššluosim pečių. Viskas. Metam į kampų. Imam ližį ir darom bandai. Tarkiu, kad bus gana didelė banda. Daug dėjau. Dar geriau. Jaunu šitus lapo likučius. Dabar kraunam, šaunam vienu bandu ir pečių. Taip, dedam kopūstų gabalą. Gražiai. Labai gražiai. Na, toliau dėsim. Paplokit. Va, taip delnokas. Pirmutėliškis kartuos, tie palygit. Nu va, pilnas pečius bandų, prašom pažiūrėti. Dėvam dangtį ir dengiam. O sakykit, per kiek jos iškepa? Nu, čia ir nuo pečiaus priklauso, ir nuo malkų. Norint tinkamai iškepti dzūkišką bandą, labai svarbu gerai parinkti ir paruošti malkas pečiui kūrenti. Eglė, pušis, nu tai ką jisai vatvom kart. Jie tik tai pečius užkiš. Nu ten, kaip kamenas. Nei žarijų, nei nieko. O lapuotis, bent koks lapuotis vis tiek geresnis. Nu jisai, gali kaitresnis. Geriausia beržas. Beržas, ąžuolas, klevas. Tai va tokie va geriausi medžiai. Imam medinį šaukštų. Nu gerai, jūs aš. Va, gaspadinį kapuozę suskelauti čia. Reikia gerai ištryst, kas plėskia. Reikia gerai ištrinti. Kaip ištrinam vačkį, tada pilam pienukų, kad jinai pabrinktų. Tai dabar man dar trinta, ne? Šitas varakas jūs maišykit, atrinkit, pirkit daugiau pieno. Negalit pieno teisingai. Paskui dėsim Dabar man reikia smetonos. Pamaišykit. Nepadaugysit, bet dar jinai pabrinks. Čia yra varškė, pienas
Inkšti, vėlinė. Ir trupučiokas, žingsnukas druskos. Basmetona bėga. Viskai mažas. Juodas. Žmonės pavalgydavo riebiai, bet jie dirbo daug. Ir jų ta energija, aišku, mes dabar jeigu privalgom ir sėdėm ar einam pagulai, tai mūsų tas cholesterolis ir kaupiasi kraujagyslių. O prakaito anksčiau viskas išėjo prakaitą. Žmonės dirbo daug. Laukuose šienas, rugiai padiminėjo, viską darė rankom. Pūlė, valė. Šinukai apgelsta, apskrunda. Pakepysim svogūną iki geltonumo. Pilam grietinėlę. Ai, kas tik dėkinėjau. Kodėl? Nu, salsė pila. Salsė imparių gatava. Biskį dedam pipiroko. O jeigu grietinėlė, o pienelio? Galit ir pienelio. Biskį dedam druskos, kad nesūdyti lašiniai būtinai. Pienelio, tai nesudrumtų. Užverda. Va, matot, burbuliuoja, mes nukeliam. Ir tada dedam sviestą. Sviestas čia naminis, geras sviestas. Va. Ir viskas, mes uždengiam. Arba va paliekam skarvadą ir viskas. O, jau įbevenkia, bet dar ne. Kad iškepę, tai jos tikrai iškepę. Galit pasižiūrėti į pečių. Kopūstas ant kopūsto. Dedam todėl, kad lapas ant. Vėl lapą ant lapo. Ir dabar mes jas paimam ir pridengiam. Pridengiam trupučioką. Ir jos pastovi. Čia darosi dėl to, kad lapas geriau atliktų. Ir tas lapas trupučiuką pašaukia. Jis nors ir taip labai gerai nusijaus, nes drėgnas lapas. Bet mes jau čia mažysim. Padarom taip kaip lapas. Nuimam. Aš manau, turėtų nusibūt. Viskas lapas nusibūt. Prašom. Dabar imsim pavilką. Dedam čia. Imam molinį puodą. Galima pjaustyti, kad nori. Dabar va, kas nori, va, dedam į pavilką. Tai bus didesniais dabar. O kiti galite išimti ir dėti į puodą. Taip su ranka paprastai. Su ranka. Su ranka. Va, imam. Imam ir dedam į dubenį molinį. Tik tai, kai rodo, kad įdedam į pečių, kad pašustų skaitosi, kad jinai suminkštėtų. Geriausia bandama. Ačiū ir jinai viskį pašulta.